žmogus pamato, kad kodėl mano viena blauzda per maža. Reikėtų susirūpinti, nueis tas skausmas iki pat galūnės ir kas tada seks raumenų, silpnėjimas, vadinamoji ta distrofija, šiek tiek prisidirbsit. Provokuoti skausmą. Taip, mums reikia jį provokuoti, kad sužinoti, kas jį iššaukia. Tai, žodžiu, aš skaudinu žmonės, iš manęs tai visą laiką aš paleidžiu su namų darbais. Gausit namų darbų. Be namų darbų niekai. Kartojimas mokslų motina. Tai kartojimas ir reabilitacijos motina. Slidinėt mėgsta. Dažniausiai klaida yra žmonių, kad jie nesiruošia iš anksto. Ir nuo to svorio, matematika atsiskaičiuojame. 60-80%. Ir jums bus pats tinkamiausias. Ir pats tinkamiausias. Ir tai tinka visiems svoriam, bele ką jūs bedarote. Ar jūs darote tą mirties, tą vadinamąją trauką, angliškai deadliftą. Skausmas riboja. Tai aš tam žmogui sakyčiau, ar jūs norite gyventi ribotą gyvenimą. Sveiki, sveikinuosi su jumis sveikatos virtuvėje. Ir šiandien labai aktuali tema – nugaros skausmas. Nugaros skausmas daugeliu yra pažįstamas, pamaudė, patempė, paskaudėjo ir gyvenam savo toliau. Bet kartais nugaros skausmas nėra šiaip nugaros skausmas. Jisai gali kažkaip tai komplikuotis, blogėti, atsirasti silpnumas, kažkoks tai plitimas skausmui, kojas, tirpimas. Ir ką daryti? Ar susitaikyti su tuo, ar bandyti kažką tai keisti, ar aiškintis priežastis. Ir šiandien kalbamės apie tai, kaip surasti pagalbą ir kaip nedaryti klaidų su kinezioterapeute, Vilnelės klinikų kinezioterapeute Indre Vaičiulyte. Sveiki, Indre. Sveiki, malonu. Norėčiau pradėti nuo labai paprasto klausimo, su kokiais nugaros skausmais žmonės pas jūs dažniausiai ateina. Ir kas jūsų praktikoje kartojasi dažniausiai? Dažniausiai, kiek aš esu mačiusi, tai ateina žmonės su skausmu nugaroj, kuris dažniausiai plinta. Plinta į sėdmenį, plinta žemyn link kelio arba iki pat pėdos jau ten galo iki pirštų. Dažniausiai tai pasitaiko, jeigu yra kažkokia trauma arba išvarža apatiniai nugaros daly, arba būna, pavyzdžiui, kaklinėje nugaros dalyje, nes stuburas, atminkime, prasideda nuo kaklo. Tai jeigu tenais yra kažkokia trauma arba vėlgi išvarža, tai kartais būna tada eina į ranką. Tas plitimas, tai gali tirpimas būti, aš kaip sakau, pažaibuoja, žaibai eina. Tai, bet čia rečiau, bent jau mano praktika. Dažniausiai būna apatinė nugaros dalis ir eina į kojas. Į abi gali, į vieną gali. Arba jeigu neplinta, tai tada sako, skauda pusiauji. Tai reiškia apatinė tą liemens dalį, arba tada žemiau šiek tiek dar eina į kryžkaulį. Tai būna toks lokalus daugiau skausmas. Tai čia bent jau su kuo aš esu daugiausiai susidūrusi, kas liečia nugaros skausmus. O jūs pastebėjot, kad atėjus pavasariui, sakysim, žmonės daugiau juda, aktyvesni, bet jie kartu ir skundžiasi dažniau nugaros skausmais. Ir kažkas tai jiems ten negerai atsitinka. Tai kas čia po žiemos atsitinka? Kaip meškinas išsijudina žmogus po žiemos ir staiga skauda jam viską. Tas, kas atsitinka, tai mes dažniausiai per žiemą, kas nepalaiko fizinio aktyvumo ir neina galbūt ar tą sporto salę, arba neužsiema kažkokia veikla, kuri jiems patinka, tiesiog bendrai fizinio aktyvumu neužsiema per žiemą. Tada atėjus pavasariui prisimena, kad reikia eiti sodinti, ten rauti, krūmus ir visus ten kitus dalykus, medžius ten genėti. Tai jie po to ilgo fizinio neaktyvumo, vadinkime taip, eina ir užkrauna ant savęs per didelį fizinį aktyvumą. Dažniausiai pas juos vyrauja tokia, ypač pas gal senesnius žmonės, pavyzdžiui, kaip pavyzdys mano močiutė, jinai į dantis sukandus darys, bet geriau per vieną kartą padarys, negu kad tai tu padaryk su pertraukom. Ne, jinai vienu ypu padarys, bet po to savaitę sakys, kad kaip man skauda nugarą. Tai daug žmonių daro iki negaliu, nes reikia. Nesgi reikia. O kas padarys, nesgi reikia. Tai ir jie dažniausiai apsiema per daug darbo ir prisidaro visokiausių bėdų su ta nugara. Bet jie išgeria tabletę, pavyzdžiui, ibuprofeno nuo skausmo ir jam palengvėja ir viskas okei. Bet kada žinoti, kad to neužtenka, kad gerai, tą ibuprofeno tabletę pamažino tą skausmą tam kartui, o kas toliau. Ir kada žinoti, ar čia jau yra blogai, ar čia reikia kažką daryti, ar problema yra rimtesnė? Kaip jūs į tai atsakytumėt? Jeigu, pavyzdžiui,
per kokias 2 savaitės savaime nepraeina tas skausmas, ar ne? Nes būna mes pasitempiam raumenis. Nu, ir tas pasitempimas priklauso nuo jo lygio. Jis gali užtrukti savaitę, jis gali užtrukti 2. Na, aš nežinau, gal 3, bet jau čia aš nežinau, kaip reikia stipriai patempti, dažniausiai 1-2. Jeigu savaime nepraeina ir, pavyzdžiui, tas skausmas lieka, kaip ir minėjau, arba jisai lokalus, arba netgi pradedam jausti, kad eina mums į sėdmenis, arba tenais jau žemyn link kelio, jau galime įtarti, kad kažką jau prisidirbom ir nelabai gerai čia mums yra. Tai pirmas požymis, jeigu skausmas pradeda plisti. Plisti. Čia yra tikrai pirmas simptomas, kuris jau turi jūs suneraminti. Ta prasme, kuris jau būtų toksai kaip geltona tokia vėliavėlė, gal jau net labiau į raudoną, kad gal reikėtų ieškoti pagalbos. Kitas, aš sakyčiau, jeigu tas skausmas yra aštrus ir jisai atsiranda su pakartotiniu judesiu, ar tai lenkimas, ar iš šono pasilenkimas, ar galbūt ekstenzija, reiškia išsilenkimas atgal, ar ne? Čia keiksmažodis kažkoks. Atsitiesimas, reiškia išsirietimas. Tai išsirietimas atgal, tai jeigu darant tą judesį nuolatos vis aštrus skausmas bado, tai irgi yra simptomas, kad gal kažkas ne taip, kaip turėtų būti. Na gerai, pavyzdžiui, bet jeigu žmogus mūsų dabar klauso ir svarsto, tai kokie tokie, pavyzdžiui, 2-3 požymiai, signalai, kurie būtų svarbiausiai jūsų nuomonė, kad jau reikia kažką tai daryti? Tai pasikartosiu, pirmas plinta į galūnes, plinta į ranką, plinta į kojas. Tada antras, jeigu skausmas yra itin aštrus ir lokalus, galbūt per patį stuburą arba šalia jo kažkur yra. Trečias, aš sakyčiau, čia jau toks rimtesnis. Kas pastebi, kad jėga skiriasi galūnių. Pavyzdžiui, ant vienos kojos gali pasistiepti ant pirštų galų, ant kitos pasistebė ir nelabai išsilaiko. Arba, pavyzdžiui, ranka, galbūt viena pakyla kaip ir gerai, arba sugrėbimas geras, kitos rankos sugrėbimas kažkaip keistai, kaip neįprastai, nestiprus. Arba prie trečio galima pridėti, kad vizualiai, jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrime į veidrodį ir žmogus pamato, kad kodėl mano viena blauzda per maža. Irgi. Čia jau kažkas. Ir jeigu persipina su tuo, kad skauda tą nugarą. Ir mes dar matom, kad blauzda, pavyzdžiui, viena yra per maža arba šlaunis yra šiek tiek kažkokia irgi kitokia, vizualiai per maža už kitą. Tai reikėtų susirūpinti ir eiti pas specialistus išsitirti. Gerai. O tada kartai žmonės, žinot, mūsų žmogus toks, jisai sako, gerai, aš pripažįstu, kad yra problema ir aš užsirašysiu pas gydytoją. Jis pasižiūri, dabar turiu darbų, kitą savaitę dar kažkur tai važiuosiu, keliausiu, kažką darysiu, ir užsirašo jisai neskubėdamas, bet būna situacijų, kada reikia kuo greičiau tą daryti. Kuo greičiau kreiptis pas gydytoją? Kuo greičiau, aš sakyčiau vėlgi, jeigu tirpimas arba tas žaibavimas, pavyzdžiui, prasidėjo tik tais į sėdmens, pavyzdžiui, viršų, praeina savaitę, pamato, kad kažkaip jau žemyn šlaunim eina, dar ten pas kineziterapeutą dar už mėnesio, bet dar po savaitės jau mato, kad jau link blauzdos ir ta prasme, kad tai plinta, tas plitimas, skausmo plitimas. Jeigu skausmas nuolatos plinta ir jisai niekada neatslūgsta ir, pavyzdžiui, išgeria vaistų, vaistai nustoja tenais veikti ir toliau mes tą jaučiam, tai reikėtų tikrai nelaukti, nes... Čia jau nebetinka, užsirašysiu vėliau. Ne, todėl, kad tiesiog nueis tas skausmas iki pat galūnės, taip sakant, galo ir kas tada seks raumenų, tokia kaip po silpnėjimas, vadinamoji ta distrofija šiek tiek, tai prisidirbsit. Jūs kaip kineziterapeutė daug bendraujat su pacientais ir turbūt išsiaiškinant jų tas istorijas, o ką jie padaro, pavyzdžiui, neteisingai, blogai, kas dar pablogina situaciją. Yra Lietuvoje paplitusių tokių praktikų, kurios, sakysim, negeros pačių pacientų. Kaip jie ką nors sugalvoja, padaro tokio, kas dar tą skausmą pablogina, nors jie galvoja, kad gal bus geriau. Ko jie neturėtų daryti? Šiaip sunku pasakyti, ko neturėtų daryti, kol aš nežinau, kas jiems yra. Sužinojus, kas jiems yra, tada galima pasakyti, kad ten nereikėjo taip daryti. Bet dažniausiai toks kaip, jeigu, pavyzdžiui, plinta tas skausmas į tą, pavyzdžiui, koją. Žmonės dažnai galvoja, kad reikia gal pratempti tuos raumenis. Čia reikia kažką pratempti ir jie tempia, galbūt gauna tokį laikiną palengvėjimą, po to viskas vėl grįžta ir kartais būna grįžta dar stipriau. Tai tokie
galbūt pratimai, tempimai, kur jūs nežinot, gal ar padės ir vienas dalykas, ar nežinot, ar gerai darote, tai geriau ir nedaryti. Pavyzdžiui, būna žmonės internete, pamato kokį pratimą, jiems galvoja, kad padės, reikia pabandyti, padaro, prisidirba daugiau košės. Tai, sakyčiau, jeigu kūnas protestuoja tempimui arba pratimui, tai ir nedarykite tų dalykų. Nes dažniausiai būna daro, skauda, vis tiek darysiu. Ir tada dar blogiau būna. Tai reikia klausyti kūną. Ta prasme, jeigu padeda ir tai tikrai pamažina skausmus, nuramina, taip sakant, galbūt ir tą pačią nervų sistemą, nes dažnai mes jaučiame skausmą ir dėl įtampos nervinės, nes mes susinervinam, kodėl man skauda. Tai jeigu tai padeda ir nervų sistemai, ir kūnui nusiraminti, ir tą skausmą apmažinti, tada galima tos pratimus daryti, bet dažniausiai tiesiog, klausyti kūno. Nepadeda, tai ir nustokit. Bet pacientas pagaliau ateina pas kineziterapeutą su tokiu skausmu ir man įdomu būtų, o ką jūs bandote suprasti pirmiausia? Kaip jūs įvertinate? Kaip tas pirmas įvertinimas atrodo paciento? Ką jūs su juo darote pirmą kartą? Kankinu. Taip, mėgstu kankinti. Jisai ateina, iš karto tu skenuoji jį nuo pirmo labą dieną ir nuo pirmo žingsnio į kabinetą. Jisai ateina, tu žiūri, kaip jisai eina, ar jisai gal jau šlubuoja, gal jisai pėdas normaliai netkelia, gal ten kažkaip jis persikreipęs. Tiesiog tu su juo bekalbėdama, tu jį tiesiog skenuoji, jam nieko nesakai, jau dėliojasi kažkokius kaip testus, ką čia darysim, kaip čia ką, kad jau įtariu, kad čia kažkas galbūt gali būti. Ir tiesiog, pirmiausia, aš kaip mėgstu padaryti, tai į visas pusės stovint. Prasilankstom, pasižiūrim, kiek galim padaryti, darant pasilenkimą ar išsitiesimą. Mes atkartojame tą simptomą, kur sako, jo, va čia man skauda, va tai va ir skauda. Tai mes tiesiog bandom rasti, mes ieškom to simptomo. Nes mes specialiai, čia yra kas labai keista, paradoksalu, atrodo, ateina, kad mažint skausmą, mes ištyrime norim provokuoti skausmą. Taip, mums reikia jį provokuoti, kad sužinoti, kas jį iššaukia. Tai, žodžiu, aš skaudinu žmonės atėję, kaip pas mane. Atėjęs pas Indrę, turi žinoti, kad skaudėjo. Aš įskaudinsiu tą. Pradžioje. Pradžioje. Kad neskaudėtų vėliau. Taip. O po to pereina visi jėgos ištestavimai, nes kaip pasižiūrė amplitudes, turi sekti jėga. Pasižiūrim jėgą, jeigu jėga kaip ir gera, tada žiūrim stabilumą. Nes jėga ir stabilumas yra du skirtingi dalykai. Jėga yra, ar tu man pasipriešinsi, stabilumas yra, ar tu pats save išlaikysi prieš mano pasipriešinimą, reiškia ne įveikiant mane, bet išlaikant tą nuolatinį spaudimą. Tai čia du skirtingi yra dalykai, tai mes dažniausiai šitos tris visus pasižiūriu ir tada mes matome galutinį variantą ir jau galima spėti ir ką daryti ir jau toliau kalbėti su pacientu. Ir ko pacientas gali tikėtis po tokio pirmo įvertinimo? Ką jis realiai gauna iš esmės? Daugiau aiškumo, mažiau baimės, planą konkretų, ką toliau daryti ir taip toliau? Iš manęs tai visą laiką aš paleidžiu su namų darbais. Gausit namų darbų. Taip. Be namų darbų niekaip. Čia kaip ir žinot, tas pasakymas kartojimas mokslų motina. Tai kartojimas ir reabilitacijos motina. Tu turi kartoti pratimus ir dažnai jų nekaitalioti, jeigu tu nori pamatyti rezultatą. Tai aš duodu dažniausiai namų darbus, kad kai išeina, nes faktas aš pamatau tą žmogų vieną, maks 2 kartus į savaitę. Norint problemą sutvarkyti, dažniausiai neužtenka 1 ar 2 kartų, reikėtų, kad tai būtų kokie 3-4 kartai per savaitę, bet ne visi žmonės išgali tiek ateiti pas kineziterapeutą. Tai aš duodu namų darbus, parodau ant savęs, kaip turi atrodyti, tada sakau, dabar jūs padarykite, padaro, aš pakoreguoju, sakau, supratau. Duodu nedaug, 1-2, nes mums yra sunku atsiminti tos pratimus ir dažniausiai ir nesinori jų tenais labai namuose daryti, tai aš ir neapkraunu žmogaus, 1-2 duodu ir paleidžiu namo. O šiaip dar po ištyrimo žmogui yra aiškiau, jis pamato, kad aš nežinau, kad ten mano kairys man neatlaiko, geras, jis pamato savy, ta prasme, tuos visus skirtumus, gal raumenų tą vadinamą disbalansą ir jam yra pačiam aiškiau ir aš paaiškinu, kodėl galimai dėl to, ką mes radome, pas jį išsišaukė tasai stuburo skausmas. Tai su tokio aiškumu, gal ir ramesnė širdimi ir namų darbais išeina. O būna taip, kad ateina toks įsigandęs visas, kas čia bus, kažkas nutiks, o gana greitai po to išeina po jūsų visai atsipalaidavęs, pasirodo, gavot judesio, gavo kažkokio tai pratimų kažkokių tai ir viskas eina į kalną.
Yra, šiaip nesakyčiau, kad labai dažnai ateina tokių išsigandusių žmonių, dažniausiai tiesiog ateina smalsių, vadinkim taip, nes jiems įdomu, kodėl pas juos ten kažkas yra blogai ir jie nori sužinoti, kur čia šuo pakastas. Aš esu iš savo asmeninės praktikos gal turėjus porą žmonių, kurie labai buvo baikštus, bet tai yra savaime suprantama, nes jie kentėjo labai stiprius skausmus, tai natūralus skausmas mus baugina ir kai kažkas dar nori tą skausmingą vietą ten palies pačiupinėti, tai mes bandom saugoti save. Tai buvo iš praktikos, atsimenu, tokia moteris, su ranka buvo blogai, aš bandau pajudinti, jinai ašaros bėga, jai tiesiog, viskas, jinai negali, sako, aš negaliu. Ir aš matau, kad jeigu aš ją paleisiu, tai jinai dar daugiau nusimins, kad jai blogai, kad aš nepadėjau ir gal net ir negrįš ir ten po to gal kokią operaciją bandysai. Tai aš pabandžiau iš kito kampo prieiti, ant savęs pradėjau rodyti, ten buvo toksai nervo mobilizacijos dalykas, sakau, padarykite tą ir tą. Jinai pradėjo po truputį daryti, sakau, dabar pabandykite pilnai tą ranką, nes jai skaudėjo, kai ranką kėlė, sakau, dabar pabandykite iškelt pati jau pilnai tą ranką į tą skausmingą poziciją. Jinai kelia, sako, nebeskauda. Sakau, vo. Šokas. Ir toks, ir tada sakau, dar kartą, o dabar sakau, galiu aš pabandyti, gerai, ir aš bandau ir aš matau, kad jinai jau ir atsipalaidavus, jai ramiau, nes jinai pamatė, kad ji pati gali savo padėti ir kad iš tiesų nieko čia nėra baisaus. Tai ir tada jinai atsileido ir leido man jau prie jos prieiti. Bet retai būna tokių žmonių, kurie yra tokie iš tiesų išsigandę. O kada jau matote, kad nebeužtenka jūsų pagalbos, kineziterapeuto nebeužtenka, reikia kitus įtraukti? Mes vadinam tai raudonom vėliavom, jeigu kalbant apie ištyrimą, nes yra skirtingų dalykų, kurie neleidžia vien tik mums dirbti su pacientu, bet, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie ištyrimą, jeigu, pavyzdžiui, žmogus ateina ir jis man sako, kad man skauda dažniausiai nakties metu, aš ten, pavyzdžiui, labai keista, aš labai numečiau greitai svorio dabar, kai man pradėjo skaudėti. Arba pasako, daug kas nutyli, nes gėda taip sakyti, bet moteris dažniausiai pasisako, sako, aš šlapimo nelaikau, arba tuštintis man, irgi nelaikau. Išeina kada nori, taip sakant. Tai išgirdus tokius, mes jau galime įtarti, kad čia jau nelabai mano kompetencijose, reikia nusiųsti pas neurologus, pas kitus gydytojus, kad pažiūrėtų giliau, kame yra problema ir ją sutvarkius, po to gali grįžti pas mane žmogus. Taipogi, jeigu karščiavimas yra irgi aktualus dalykas, tai mes tada galime matyti, kad tai gali būti irgi kažkas kaip uždegimas, gal kažkokia infekcija, mes nežinom jų, kas ten yra, žiūrint, kokia trauma ar kas atsitiko. Čia ištyrimo metu tokie, sakykime, raudonos vėliavėlės, o ne ištyrimo, tiesiog bendrai, aš gal sakyčiau, dažnai reikėtų gal dirbti su ir psichologu. Bet jeigu paėmus pavyzdį, kaip minėjau, tos moters, baimė tokia didžiulė, kad žmogus yra susikaustęs, tu jį bandyk judinti, gydyti, bergždžias reikalas, kol jis nenusiramins. Tai dažniausiai reikia kooperuoti su psichoterapeutais arba psichologais, kas irgi pas mus kol kas dar Lietuvoje šiek tiek žmonėm gal nepriimtina, daugiau jau darosi priimtina, bet dažnas nenori ir jeigu tu bandai švelniai pasiūlyti, kad ar jūs bandėte, pavyzdžiui, su psichologu pasikalbėti, jie labai arba nedrąsiai apie tai kalba, arba tarsi tai man nereikia. Ir jie nesupranta, kodėl tu siūlai. Tai tokiais atvejais matosi, kad reikėtų kažko dar kito. Puiku. Aš manau, kad tikrai galima sėkmingai viską spręsti, bet žinot, aš skrolinu tą savo internetą ir socialinius tinklus ir pastoviai meta pasiūlymus, kaip spręsti nugaros skausmus. Anglų kalba, rusų kalba, lietuvių kalba ir tų patarimų apskritai internete pilna daugybė. Viską galit susitvarkyti, viską įsispręsti patys, nereikia jums jokių specialistų. Tai ar būna, kad tai yra tiesa, ar būna taip, kad dar labiau supainioja viską ir dar žmogus uždelsia ir prisidaro bėdų? Būna, kad ir tiesa, būna, kad ir supainioja. Dabar tiesa būna, kai galbūt žmogus yra apsilankęs pas kineziterapeutą, žino savo konkrečią diagnozę, vadinkim taip kabutėse, ir žino, taip sakant, jau kur galbūt žiūrėti, kad jam padės tas pratimas ar ten kažkokia metodika, o kur galbūt ne. Jeigu jisai plikas žalias nieko nežino, tai
jau didėja rizika, kad jis tiesiog tuščiai šaudo ir tiesiog eksperimentuoja ant savęs. Ne faktas, kad padės, galimai ir pakenks, nes ne viskas, ką mes darome, kas mums netinka, būtinai mums pakenks. Tikrai ne, bet gali. Tai tiesiog čia yra toks, kaip rizika, ar jūs norit prisimti tą riziką ir netyčia, pavyzdžiui, savo pakenkti, ar jūs norite išsiaiškinti, kad tvirtai žinotumėte, kas yra, kaip su tuo kovoti, kaip su tuo, kaip save gydyti, ir jeigu norite prisimti atsakomybę save pats reabilituoti, tai jūs jau vis tiek turite pagrindą iš specialisto jums paklotą ir jūs pagal tą pagrindą tada tiesiog judate toliau ir žinote, kur čia tinka man, o kur čia ne. Tai susirasti kineziterapeutę Indrę Vilnelės klinikose verta turbūt. Būtų verta, taip. Na, o dar vienas toks klausimas būtų, o jeigu žmogus visą gyvenimą, arba ilgą labai laiką gyvena su nugaros skausmu ir jam tas skausmas tampa tarsi norma, yra tas toks ilgo skausmo problema egzistuoja, tokia, kuri užsitęsia skausmai, žmogus prisitaiko, jis gyvena su tuo ir ką jam pasakyti reikėtų iš tikrųjų, nes jis vis atidėlioja. Na tai ką nugaros skausmas, tai žinot, čia ne vėžys. Skausmas riboja. Tai aš tam žmogui sakyčiau, ar jūs norite gyventi ribotą gyvenimą. Ta prasme, ar jūs norite bijot lenktis, bijot kažką kelt, bijot anūką vaiką paimti, ta prasme, nes skausmas tai yra tiesiog kliudinys. Kliudinys ir tiek fizinis, tiek su laiku jis tampa ir psichologinis kliudinys. Ar jūs iš tiesų norite riboti save ir savo gyvenimą, ar jūs norite gyventi jį kiek įmanoma laisviau, patogiau ir jaustis, kad, pasakyti, jūs esat kontrolėje savo gyvenimo, o ne esate tiesiog vergas ir savo baimėm, savo skausmam ir nuolatiniam nuovargiui, nes skausmas jisai, nepamirškime, ir mus baisiai vargina. Tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. Tai ar jūs to norite? Dar viena tema, norėčiau paklausti jūsų apie sportą. Nes žmonės sportuoja, rūpinasi savo sveikata, kartais sportuoja prabėgomis, taip sakant. Tai kur čia jūs matot iššūkius iš tikrųjų? Nes aš tikrai turiu pacientų, kaip gydytojas pats, kurie ir slidinėja, būna žiemos sezonas, kada po tų slidinėjimų dalis sugrįžta su kelių traumom ten ir taip toliau. Dalis sportuoja nuolat, bet yra krūvis besikeičiantis, pavyzdžiui, daugiau sportuoja, mažiau sportuoja, turi darbų, kurie užsikrauna. Šitoj vietoj jūs susidurėt su sportininkais ir tikrai nemažai su jais dirbate. Galėtumėte pasakyti, kokie čia ypatumai jų yra ir ką jūs pastebite? Jeigu pradėtume tada nuo žmonių, kurie, kaip sakot, prabėgomis, pavyzdžiui, sportuoja, ar ne? Ir paimkime jūsų pavyzdį, slidinėt mėgsta, ar ne? Tai dažniausiai klaida yra žmonių, kad jie nesiruošia iš anksto. Pasiruošimas. Niekas niekada neužduoda to klausimo. Aš išvažiavau, dabar darbai baigėsi, pridaviau projektą ir į Alpes. Taip, ir tada jie nuvažiuoja, užsideda slides ar ten tą snieglentę, pirmas čiuožimas, nežinau, užkabina kokį vaiką, teškėsi, nėra čiurnos. Trauma, ar ne? Ar tenais galbūt kažkas atsitinka, arba ten grįžta šiek tiek ten pritraukėjų vidinės šlaunies dalių, ten yra tendinitas, ar ne? Kažkas ten pasitempia, yra uždegimas sausgyslės. Tai tasai ateina iš to, kad jie žmonės nepasiruošia. Nes mes... O kaip tą padaryti, kaip pasiruošti? Geriausia eiti į salę, nes mes kalbame, pavyzdžiui, jeigu tai yra slidinėjimas, tai mes turime begalinę raumenų turėti ir ištvermę, ir jėgą. Save valdyti, lekiant dideliu greičiu nuo kalno, tai mes turime turėti begalinę kojų jėgą, kojų, sėdmenų ir pilvo preso jėgą. Čia neužtenka valandos instruktoriaus, reiškia. Kodėl? Gal užtektų, bet bent jau 3... Nuskridus. Ne. Nebent nuskristų anksčiau 2 savaitėm, pasiruoštų ir tada eitų slidinėti. Bet šiaip ne, nes dažniausiai šiaip pasiruošimas turėtų būti bent mėnesį. Mes kalbam ne apie savaitės pasiruošimą, mes kalbam apie mėnesio pasiruošimą. Praktiškai lapkričio mėnesį jau tu turėtum pradėti tam. Kad pasiruoštume pilnai slidinėjimui, nes turi būti, kad raumenim nebūtų šoko. Todėl, kad čia dabar yra tas pats, kas, pavyzdžiui, man reikėtų pakelti ten, nežinau, tenais kokią 10 kg nuo
nuo grindų, o tada man reikėtų pakelti kitą dieną staiga 50. Tai kur didesnė man rizika tau, na, tą traumą savo patirti su 10 kg ar su 50. Faktas, kad su 50. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, kokį mėnesį iš eilės treniruojasi, pavyzdžiui, vieną dieną 10, po to po savaitės ten 20, po to po savaitės 30, po to ten dar po savaitės 40, koks šansas, kad aš patirsiu traumą, kai po mėnesio aš ateisiu prie to 50 ir jį pakelsiu. Mažesnis, nes aš jau ruošiausi, negu kad aš pakėliau 10, ateina mėnuo, ašgi pakelsiu ir nebegaliu, ar ne, man trauma. Tai va čia yra taip pat ir su slidinėjimu. Dabar einant prie žmonių, kurie nuolatos sportuoja, tai irgi mes kalbame apie pasiruošimą, bet mes daugiau apie apšilimą galbūt kalbame, nes jie vis tiek nuolatos sportuoja, kūnas jisai patiria tą stresą, reiškia mechaninį. Jie dažniausiai galbūt patingi prieš ateinant jau pilnai, kaip sakau, stumdyti metalo, tai jie patingi tiesiog apšilt. Ypač, aš sakyčiau, vyrai dažnai patingi apšilt, moteris šiek tiek dažniau apšyla, o vyrai tokie ten su lasdelė 1, 2, ai gerai, ir važiuojam ten 120 nuo savęs stumti, ar ne? Tai čia reikėtų šiek tiek skirti minimum 10 minučių apšilimo ir ne tik tais lasdelę virš galvos pakilnoti, bet normaliai pasimti gumas, šiek tiek paaktyvuoti visus mūsų stabilizatorius, raumenis, ypač jeigu kalbame apie viršutinės dalies. O kas tai yra stabilizatoriai, atsiprašau? Viskas gerai. Jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, viršutinę dalį, tai labai yra svarbu mūsų tie, kaip yra rotatorių manžetė, reiškia petuke esantis raumenis, visus tos peties raumenis priekit, vidurinę dalį ir užpakalinę dalį. Ir būtent tos raumenis, kurie mums leidžia ranką štai tai va eiti, rotuoti, čia išorinė, čia vidinė, į tas rotatorių, juos apšilt, nes jie ne tik rotuoja, bet jie dirba kaip stabilizatoriai, darant didesnius judesius, ypač jeigu jie eina virš galvos, arba jeigu tai, čia dažniausiai virš galvos, arba, pavyzdžiui, jeigu stumiam nuo savęs. Apšilti būtent tiesiog tas dalis ir gerai apšilti, kad padegtų šiek tiek tie raumenukai. Jeigu kalbam apie apatinę dalį, tai paaktyvuoti irgi tada pirmiausiai keturgalvius, tai tą priekinę šlaunų dalį, paaktyvuoti sėdmenis, irgi nepatingėti šiek tiek apšilti, padaryti daugiau įtūpstų su kūno svoriu, po to su didesniu šiek tiek svoriu ir tik tada pereiti prie tų sunkesniųjų svorių. Nes čianais dažnai trūksta apšilimo ir tada po treniruotės kitą dieną jaučiam, kad kažkaip petį man čia skauda, kažkaip man ten klubo skauda, nežinau kodėl. Ir va tokie nuolatiniai kartojimai be apšilimo tiesiog su laiku gali didesnės problemas iššaukti, tai tiesiog, kad jų išvengti, skirti daugiau laiko apšilimui. Ir apšilimas nėra ant bėgtokio prasibėgti 10 minučių ir galvoti, kad aš čia sušilau, tai jau galima. Ne, turi būti apšilami raumenis, galit su gumom, galit su lengvesniais svoriais, ant mažų raumenų turi būti apšilama iki tol, kaip sakau, kad užsidegtų tas raumuo, jaučias, kad truputį jau dega, kad jau kaista. Čia yra geras apšilimas. Ir tik tada gali. Ir tik tada eiti sportuoti jau su tikraisiais, tais jūsų dirbamaisiais svoriais. O galiu paklausti dar vieno klausimo. Tarkim, sportuojantis asmenys, kada jam reikia kineziterapeuto, nusiplėšiau raištį, mane išoperavo ir atsiuntė pas kineziterapeutą, bet o iki to dar būna situacijų, kada reikia kineziterapeuto? Taip, šiaip būna prieš operacinis tas reabilitacijos periodas. Dažnai yra gerai, aišku, kai jau tas sausgyslė nuplyšus, tai ką tu ten reabilituosi prieš tą operaciją. Bet jeigu mes kalbame apie nors bendrai kodėl gali reabilituoti, bendrai, pavyzdžiui, visą kūną galima. Nes kuo mes daugiau darom reiškia, prieš reabilitacijos, prieš tą operaciją, mes keliame šansą žmogui greičiau ir geriau atsistatyti po operacijos, nes mes pasiruošėme tą operaciją, mes esame stiprus, mūsų raumenynas stiprus, nes mūsų geriausiai po operacijos, reiškia, atgaivina, vadinkim taip, mūsų raumenynas, jeigu mes esam stiprus, nes mes galim atsisėsti po tos operacijos greitai, mes galim iš lovos pagaliau išlipti greitai ir kuo greičiau mes iš tos lovos išlipame, tuo greičiau mūsų kūnas pradeda sveikti. Tai jeigu toks sportuojantis žmogus laukia operacijos, tai jis dar turėtų gauti ir kineziterapiją prieš. Taip, tik tai sakau, žiūrint kokia yra problema, jeigu tai yra visiškai kažkoks trūkis, plyšis, tai yra tokių situacijų, kur tu negali laukti, tu turi eiti ir tave turi operuoti. Bet jeigu tai yra... Pavyzdžiui, mėnesį laukia ir tau paskyrė ramiai laukti. Jo, tai per tą mėnesį pasiruošimas tikrai turėtų būti. Aha, čia yra įdomu.
Na, o dar situacijų yra tokių, kad sportuojančiam asmeniui reikia kinezioterapijos prevenciškai, ar sakysim, dar iki to, kad kažkas tai įvyko. Reiškia, būna tokių situacijų. Taip, bet šitas situacijos jos daugiau priskiriamos žmonėm, kurie eina į varžybas, nesvarbu, ar tai yra elitinis sportininkas, ar įprastas žmogus, kuris... Bet maratonas, Vilniaus maratonas. Jo, tai va čia irgi reikėtų ruoštis tam prieš. Ir, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris sportuoja, bet jisai nori būtent prieš maratoną, ar ten, nežinau, galbūt tai yra kažkoks powerlifting, irgi kažkoks susitikimas ten, kad ir mėgėjų, bet vis tiek tai jau yra kaip po varžybos. Joms tikslingai ruoštis. Tai geriausia ir saugiausia yra daryti arba su labai gerai patyrusiu treneriu, kuris žino, ką jisai daro, arba tada imti kineziterapeutą, kuris irgi specializuojasi toje srityje, nes yra visokiausias, tų kineziterapeutų, vieni daugiau gal specializuojasi būtent po operacinę reabilitaciją, kiti ten gal jie iš visų yra vaikų daugiau čiupinėja ir žino, kaip su jais. Tai irgi pasirinkti kineziterapeutą, kuris turi patirties su tuo, nes irgi ne kiekvienas su tuo turi patirties. Ir tada su juo tikslingai jau galima ruoštis tam ar maratonui, ar kažkokiam konkursui, į kurį jūs einate. Tai, kad, na, vėlgi, išvengtumėte traumų, būtent jo metu arba po. O koks svoris, na, sakysim, kelti yra saugu, gal taip paklausiu, arba kaip saugu kelti, kad neprisidaryti bėdų su tą nugarą? Yra tokia taisyklė, bet čia kalbant apie hipertrofiją, hipertrofija yra raumens augimas, didinimas, realiai, masės didinimas, reiškia, kad didesnis bicepsas matytas, ar ne? Yra tokia taisyklė, kad turėtų svoris būti maždaug nuo 60 iki 80% jūsų maksimalaus vieno pakartojimo. Tai reiškia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš ateinu į sporto salę, noriu suprasti, kiek svorį turiu paimti, kad aš su savo tą ranką iškelčiau ir čia būtų efektyvu ir aš čia auginčiau savo tą bicepsiuką, ar ne? Tai aš einu prie tų svorių, ir žiūriu, gerai, pasimsiu 8. 8 padariau vieną kartą, padariau. Buvo lengva, imu 10. Padariau vieną kartą, padariau, buvo lengva. Jau taip, bet dar galima. 12 pasiėmiau, padariau. Iki paskutiniųjų, ne, padariau, bet ar ne, bet tai va čia yra jūsų vienas pakartojimas, kad jūs beveik iki ten pamelinavimo, bet padarot vieną kartą ir suprantat, kad antrą kartą tai čia be šansų. Ir nuo to svorio, matematika atsiskaičiuojame, 60-80%. Tai arba kažkur 6-7, arba tada 8-9 maždaug kilogramų. Ir jums bus pats tinkamiausias. Ir pats tinkamiausias. Ir tai tinka visiems svoriam, bele ką jūs bedarote. Ar jūs darote tą mirties, tą vadinamąją trauką, angliškai deadliftą, ar jūs ten su kojom nuo savęs stumėte, ar jūs virš galvos kažką keliate. Aišku, ieškoti savo vieno maksimalaus pakartojimo ant rankos yra saugu. Nuo žemės kelt jau yra šiek tiek toks rizika, ar ne? Tai kartais irgi reikėtų suvokti, pavyzdžiui, kad, jeigu nuo žemės traukiat nuo žemės, suprantat, kad šiaip galėčiau pakartot, bet truputį bijau. Tai geriau tada ties ten ir sustot ir nuo jo skaičiuotis to 60-80, nes reikės tiesiog suvokti, kad tam tikri judesiai iš savęs yra rizikingesni, negu kad sulenkt ranką. O vyrai, moteris, skiriamės čia? Ne, vienodai, visiškai tas pats. Nereikia, vyrams tikrai nei daugiau, nei mažiau. O vyrai ir moterys skiriasi pagal, ligas, su kuriomis jums ateina, turiu galvoj, stuburo patologiją ar nugaros skausmą? Ne, tas pats. Dažniausiai identiškai. O normos kėlimo vyram ir moteriam irgi tos pačios? Ne, ten tai jau skiriasi. Jeigu mes kalbam čia apie gal daugiau darbo ergonomiką, tai vyram tenais, natūraliai yra sunkesni svoriai, kad leidžiami pakelt, moteriam mažesni. Aš dabar bijau sumeluoti, bet berods nuo grindų moteriam 20, man atrodo, galima kelt. Bet jeigu vyram, tai man atrodo, tai 30 ar 40 galima bandyti atkelti. Bet, čia tokie, yra skirtumai. Praeityje buvo daug kalbama, kad moterų stuburas silpnesnis negu vyrų. Čia tiesa ar mitas? Aš tai sakyčiau, kad čia yra mitas. Galbūt tai atsirado iš tos pusės, kad anksčiau gal moteris nebuvo linkusios eiti į sportą, būtent tą pasipriešinimą, jėgos, ta prasme, treniruotės. Dabar mes matome, ypač iš jaunimo, tarpo, kad jau labai daug panelių ir moterų, jos su pasimėgaujimu eina ir kilnoja tos svorius. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog... Ir nenusleidžia vyrams. Jo,
Nes vėlgi nepamirškime, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, faktas už mane iškelsite daugiau, bet reikia atsiminti, kad jūsų ūgis, svoris, dar ne faktas. Taip sakant, kaip pasakyti, kategorija, vadinkim, taip mūsų yra kitokia. Tai jeigu jūs savo kūno svorį pakeliat, aš savo kūno svorį pakeliu, mūsų jėga yra ta pati. Tai nesvarbu, kad jūs daugiau vizualiai pakelia, taip, jūs daugiau, bet aš pakeliu irgi savo kūno svorį. Mes kalbam apie savo kūno svorį. Tai čia mes būtume vienodi su jumis. Jeigu mes jau kalbam apie tokį platesnį, tiesiog bendrai objektyviai, tai faktas, kad jūs daugiau pakelysite, taip yra fiziologiškai, tiesiog biologija tokia mūsų. Bet kalbant iš kūno svorio perspektyvos, tai jeigu kiek mes galime daugiau savo kūno svorio pakelti, tiek mes ir esame stipresni. Tai sakau, tai ateina iš to, kad anksčiau moteris buvo nelinkusios eiti ir daryti jėgos treniruočių, nes arba jos buvo nugėdinamos, taip sakant, kad tu čia tu moteris, tu čia kaip vyras atrodysi, ir jos nenorėdavo, arba tiesiog jiems tai buvo neįdomu, nes jos galvodavo, kad tai čia tipo vyrų veikla, aš eisiu kokią jogą padaryti. Ir iš to aš manau ir atėjo tas, kad jų stuburas silpnesnis, ne velniai jisai nesilpnesnis, tiesiog jos anksčiau nelabai treniruodavosi ir dėl to patirdavo daugiau traumų. Na ir puiku, mes čia prisidedam prie vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimo Lietuvoje. Indrė, šiandien labai aiškiai nuskambėjo jūsų mintis viena. Prie nugaros skausmo nereikia priprasti ir jo nereikia visada iškentėti. Jeigu žmogus po šio pokalbio atpažino save, koks būtų racionaliausias pirmas žingsnis, kad jis neprarastų laiko ir nepablogintų situacijos? Elementariausia užsiregistruoti pas psichoterapeutą, pas kineziterapeutą, o gal ir pas psicho, kas ten žino, jeigu yra baimės ateiti pas kineziterapeutą, tai tada pirmą pas psichoterapeutą. Bet šiaip tiesiog... Jo labiau, kad jie dirba irgi mūsų klinikose. Taip, tai ateiti tiesiog pas kineziterapeutą, užsiregistruoti tam pirmam vizitui, neįkasiu, neišgazdinsiu, pirmą paskaudinsiu, po to paglostysiu ir, taip sakant, paaiškinsiu, kokią situaciją, nuraminsim, pažiūrėsim ir bus aiškiau. Norės dirbti individualiai pats su savimi, duosim ką daryti. Norės toliau vaikščioti, tai, taip sakant, toliau ir susitiksime ir dirbsime kartu. Mėly klausytojai, jei jau kurį laiką jaučiate nugaros skausmą, kuris nepraeina, plinta ar pradeda riboti jūsų kasdienybę, neatidėliokite. Kartais pirmas žingsnis yra tiesiog išsiaiškinti, kas vyksta ir gauti aišku planą, ką daryti toliau. Jei ši tema jums buvo aktuali, pasidalinkite šio epizodu su tais, kam jis dar gali būti naudingas. Iki kitų susitikimų Sveikatos virtuvėje. Iki.